Kauno pareigūnai reidų metu dėl naktinės prekybos alkoholiu patikrino 20 įmonių ir net 15 iš jų nustatė pažeidimus. Tad akivaizdu, jog Kauno verslininkai ir toliau sėkmingai ignoruoja prekybos alkoholiu po 22 valandos įstatymą, kuomet svaigalus galima vartoti tik barų viduje, bet neišsinešti į namus. Pažeidimai galimai nustatyti 15 įmonių, dėl to bus surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai pardavėjoms, o siekiant išvengti subjektyvumo, visos medžiagos bus surinktos ir siunčiamos į alkoholio kontrolės departamentą dėl ekonominių sankcijų taikymo. Nebe pirmą kartą naktinės prekybos alkoholiu taškus tikrinantis pareigūnai sako, kad akivaizdu, jog klientai į tokias vietas vyksta ne vakaroti, o kaip į naktinės alkoholio parduotuves. Tokių prekybviečių Kauno mieste yra apie 30. Paskutinių patikrinimų metu pažeidimai nustatyti net ir tuose baruose, kurie jau nekartą sulaukė baudų. Bent jau 3 įmonės, kurios jau yra nubaustos bent jau 3 kartus, tai tikrai, ir šių patikrinimo metu mes dar užfiksavome pažeidimų. Tai po to, kaip bus įmonės visiškai nubaustos, tai kreipsimės į Kauno miesto savivaldybę dėl licencijų apribojimo. Pareigūnai sako, kad išradingi pardavėjai išmoko gudrauti. Užfiksavus pažeidimą aiškina, kad jis atidaręs butelį ir liepęs klientų gerti vietoje. Deja, šis nepakluso. Jūs ką tik pažeidėte alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas. Po 22 valandos pardavėte įsinešimui jaunuoliui alų. Aš Taip, ką tik atidariau, o aš jo negaliu sulaikyti. Įsinešimui? Taip. Ką? Taip pardavė. O nesakė gerti vietoje? Sakė, kad aš buvau namo, norėjau išvažiuoti. Pažeidimų medžiaga vėliau bus perduota Kauno miesto savivaldybei bei narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui. Už alkoholio įstatymo pažeidimą nusižengėliams gali grėsti piniginė bauda nuo 500 iki 2000 litų, o savivaldybė dar yra apriboti galimybės prekiauti svaigalais. Mane žinokit, kas darosi, laiko taip darosi. Visada yra pasiruošęs šančių sistemą. Emam šitą reikalą.